Lietuvos valdovų naują dinastiją anksčiau nei 1286 pradėjo broliai Būtigeidis ir Budivydas. Budivydas Lietuvos valdovas iki 1295, po jo sūnus Vytenis, po Vytenio jo brolis Gediminas, Lietuvos didysis kunigaikštis nuo 1316–1324 Gediminas popiežiaus legatų pasiuntiniams pareiškė esą: krikščionims jis leidžia savo dievą garbinti pagal savo apeigas, rusams pagal savo papročius, lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną dievą. Pašalinti ordiną iš Baltijos regionų tokia buvo lietuvių reikalaujama sąlyga už krikščionybės priėmimą. Pirmą kartą tai buvo pareikšta 1322 Gedimino, 1351 ir 1358 Kęstučio ir Vytauto. Čekų Benešo Veidminiškio kronikoje rašoma, kad 1341 Gediminas krikšto reikalui Vilnių buvo pakvietęs čekų vienuolių, bet savieji tarpusavį pasitarę kunigaikštį nunuodijo. Estė ir Rauel pateikta kronikų analizė rodo, kad neaiškios Gedimino mirties priežastys. Nors nurodo, kad popiežiaus pasiuntiniai 1324 lapkrityje Vilniuje sužinojo, kad praėjusiais metais Gedimino valdiniai, žemaičiai ir stačiatikiai rusai grasino Gedimino mirtimi, jei jis priims katalikybę. Gediminą laidojo 1341–42 žiemą. Ramus Gedimino kapo kalnas. Gediminą laidojo tikint, kad dvasiai reikia tų pačių daiktų, kuriuos laidojimas naudojo. Todėl jie buvo dedami šalia mirusio kūno. Miręs kūnas buvo deginamas pirmiausia tam, kad dvasia lengviau atsiskirtų nuo kūno. Lankydami kapus palikdavo valgio gėrimų. Lietuvos metraštė parašyta, kad didysis kunigaikštis Gediminas apdalijo visus savo sūnus, vyriausiajam Mantvydui Karačevą bei Slonimą, Narimantui Pinską, Algirdui Kreivą, Karijotui Naugarduką, Liubartui Vladimirą Suluckų ir Volynį žemę. Gediminas du savo sūnus paliko didžiaisiais kunigaikščiais, jaunutį Vilniuje, o Kęstutį didžiuoju kunigaikščiu Trakuose bei visoje Žemaičių žemėje. Greit paaiškėjo, kad jaunutis nemoka tvarkyti didžiulės valstybės. Todėl vietiniai kunigaikščiai, jo broliai ir dėdės tvarkėsi nesitardami su juo. Tai grėsė valstybės suirimu. Todėl Kęstutis 1344–45 žiemos pradžioje užėmė Vilnių ir pasiuntė žygūną į Vitebską pas Algirdą. Abu broliai Vilniuje sutarė, kad vyriausiam Algirdui pridera būti Vilniaus didžiuoju kunigaikščiu. Jaunutis pabėgo į Maskvą, negavęs paramos, grįžo ir gavo Zaslavlio kunigaikštystę. 1351 vengrų ir lenkų kariuomenė vadovaujama Vengrijos karaliaus Liudviko pasirodė prie Lietuvos sienų. Liudvikas nepuolė Lietuvos, kai Kęstutis Liudvikui prisiekė krikštytis, jei gaus karinės pagalbos susigrąžinti kryžiuočių užimtas žemes. Miręs Algirdas buvo sudegintas su 18 žirgų, medžioklės kalikais, sakalais ir daugybė įvairių daiktų. Vienoje kronikoje yra legenda apie sūnų, kuriam pasisapnavęs tėvas ir skundęsis, jog negera mirus jam šaltoje žemėje gulėti. Nepatogu, ankšta, kirminai graužia. Sūnus tėvas sudeginęs. Tada šis sūnui per sapną padėkojęs: miegąs kaip kūdikis lopšyje. Sunerimo
Gedimino kapo kalnas dėl nesutarimų tarp gediminaičių. Algirdas 1377 sostą paliko Jogailai, kuriam įsitvirtinti padėjo Kęstutis, nes keli Jogailos broliai siekė sosto. 1379 Jogaila ir Kęstutis pradėjo dėrybas dėl krikšto su popiežiumi. O 1380 vasario mėnesį Jogaila pasirašo iš Silų Livonijos ordinų slaptą sutartį nepadėti Kęstučiui. O gegužės 31 Dovydiškių apylinkėse ordinas ir Jogaila slapta sutarė jau ir veikti prieš Kęstutį. Tai sužinojęs Kęstutis 1381 lapkričio pradžioje Vilnių paėmė be pasipriešinimo, pilyje rado minėtas slaptas sutartis, Jogailai paliko Algirdo paskirtas Kreivos ir Vitebsko žemes. 1382 prieš Kęstutį pradėjo maištauti Jogailos brolius Kaributas Seversko Naugardo kunigaikštis. Gegužės mėnesį 82 metų Kęstutis išvedė kariuomenę malšinti Kaributo. Tuo pasinaudojo būrelis miestiečių vadovaujamų vokiečių Hanulo ir užėmė Vilniaus pilį. Jogaila birželio 12 sugrįžo į Vilnių ir pasiskelbė Lietuvos didžiojo kunigaikščiu. Jogaila puolė Trakus, bet sužinojęs, kad ateina kryžiuoti užimti Trakus, sutiko juos su savo kariuomenė arti Trakų prie Bražuolės kaimo ir sudarė sutartį tarpusavį nekariauti. Kęstutis grįžęs iš rytų Žemaičiuose surinko kariuomenę ir rugpjūčio 3 buvo prie Trakų. Prie Trakų atvyko ir Jogaila su savais pastiprintas 300 Livonijos riterių. Kirgaila ir Vytautas kalbino Kęstutį deryboms į Vilnių. Iš kur suimtas Kęstutis Kirgailos buvo įkalintas Kreivos bokšto rūsyje. Po 4 dienų vėl atvykęs į Kreivą paskelbė, kad Kęstutį radęs negyvą. Kęstutį pasmaugė Jogailos tarnai. Kęstutį laidojo aprengtą kunigaikščio rūbais, uždėję šarvus ir su kardu, ietimi ir lanku, paguldę ant sukrauto laužo. Šalia pririšę išpuoštą žirgą, porą skalikų ir sakalą, padėję lūšies ir meškos nagus ir medžioklės ragą. Paskui meldėsi ir aukojo dievams, apgiedojo kunigaikščio darbus, pelenus ir kaulus karste palaidojo. Kunigaikštis Kęstutis pats vadovaudavo svarbiausioms valstybinėms apeigoms, inauguracijoms, laidotuvėms, diplomatinėms sutartims, nepavesdamas tai žemesniems kunigams. Po tėvo laidotuvių Vytautas buvo suimtas ir įkalintas Kreivoje, iš kurios padedamas savo žmonos Onos pabėgo. Įpusėjus Jogailos deryboms su Lenkais dėl karaliaus sosto, jas užbaigti kliudė nesutarimai su Vytautu. Todėl Jogaila pažadėjo grąžinti Vytautui Trakus. Vytautas sutiko kartu su pusbroliais Jogaila, Skirgaila, Lengveniu, Kaributu savo antspaudu patvirtinti 1385 Kreivos aktą, kuriame be kita ko nurodyta, kad minėtasis kunigaikštis Jogaila pažada savo Lietuvos ir Rusijos žemės amžinai prišlieti prie Lenkijos karalystės vainiko. Jogaila pažado grąžinti Vytautui Trakus netesėjo. Vytautas tik dar po 8 metų kovų su Jogailos šalininkais atsikovojo tiek, kad Lenkai pamatę, jog Lietuva jau sprūsta iš jų įtakos, 1392 sutartimi grąžino Vytautui tėvoniją ir sutiko, kad iki gyvos galvos Vytautas valdys visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tvirtinant sutartį dalyvavo Vytautas su žmona Ona ir Jogaila su Jadvyga. 1386 sausio 12 Jogailai įteikė Seimo diplomą, kad jis išrinktas Lenkijos karaliumi. Sausio 18 12 metų Jadvyga pirmą kartą pamatė savo 34 metų vyrą ir abu buvo iškilmingai sutuokė. Kovo 4 Jogaila karūnuotas Lenkijos karaliaus karūna. Kviesdami Jogailą į karaliaus sostą, Lenkai 2 metais anksčiau nei Jogaila
karūnavo Jadvygą moterimi Lenkijos valdove, o ne karalienę, kad Jogaila būtų karaliumi, be įpėdinystės teisės į sostą ir be teisės paveldėti karalystės po Jadvygos mirties. Tačiau ketvirtosios Jogailos žmonos, Alšėnų kunigaikščio Andriaus dukters Sofijos sūnus, Vladislavas pripažintas įpėdiniu. Po jo mirties Lenkijos karaliumi buvo Sofijos sūnus Kazimieras, jo žmonos, Vokietijos imperatoriaus dukters Elžbietos sūnus, Vladislavas buvo Čekijos ir Vengrijos karalius, sūnus Jonas Albrechtas, bei Aleksandras ir Žygimantas buvo Lenkijos karaliais. Todėl Elžbieta vadinta karalių motina. Jos vyras Gedemino anūko Jogailos sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, Kazimieras, 4 karalių Gedeminaičių tėvas. Lietuvos valdovas Budivydas su sūnumis Vyteniu ir Gedeminu pradėjo dinastiją valdžiusią Lietuvą anksčiau nei 1286, o Lenkija nuo 1386 iki 1572. Prieš 2,5 tūkstančius metų Romą gelbėjo žąsys. Kad lietuviams apie artėjantį priešą praneždavo gulbės, sako daina: oi, lekia, lekia gulbių pulkelis, tėvynę ginti, ragin brolelius. Komentaruose nurodo faktus, kurie leidžia manyti, kad daina ant kalno glosnys, pakaliniai šulinys. LDK laikų. Štai jos ukrainietiškas variantas. Ojų poli verba, bidverboju vada, eidam девчина воду набирала, черного молода. Один козак, видишь, дало девчины гуха. Эти девчина мила чернобрива, напомни коня. Не галё сtovėt su tavimi kalbėt, šalta rasa, o aš basa nušals kojelės, basos kojelės. O dabar naujesnį. Ant kalno mūrai joja lietuviai. We are the winners of Eurovision.